Rungtynės labai permainingos, iš tikrųjų po 2 kėlinių turėjom apie 10 taškų tą pranašumą ir trečiam kėliny pastrigome puolime. 23-12, jeigu neklystų, kėlinys užžaistas labai prastai ir paskui ketvirtam sugebėjome grįžti, atradome jėgų keitimais ir taip perlaužėme atgal rungtynes ir gale pasisekė. Kas lėmė, kad tas trečias kėlinys toks nepalankus jūsų komandai gavosi? Nežinau, toksai klampus gavosi, kaip ir buvo tų laisvų metimų, gal nesusimetėm ten iš kampo, Vilys porą tritaškių nepataikėme, iš po krepšio nepataikėme, tai tas gal ir lėmė. Ir jie sugrįžo, jie pataikė. Šiaip žvelgiant tą kovą dėl bronzos, kiek sunku, kiek lengva galbūt to žaidėjus motyvuoti, visgi abi komandos kėlė tikslus laimėti lygą. Aišku, kad nėra lengva, bet mes einame į kiekvienas rungtynės kautis. Dabar jau reikia pamiršti, kas buvo pusfinalį. Tiesiog tai yra sekančios rungtynės, o kas laimės seriją, tas gaus ir bronzą. Turbūt laukiam ir pilnos Marijampolės salės jau antradienį. Kviečiam marijampoliečius palaikyti, labai trūksta palaikymo, tikrai rinkitės žiūrovai. Reikia to palaikymo marijampoliečiai.